Sveiki bičiuliai, aš Kazimieras Petkūnas, vėdinimo ir drėkinimo sistemų specialistas. Tai šiandieną noriu papasakoti apie vieną objektėlį. Baigiam sumontuoti slankščią sistemą ir kad tinkamai viskas veiktų, ją būtina subalansuoti, reiškia sumatuoti oro kiekius. Nes kiekvienoje patalpoje pagal higienos normas turi būti tam tikra oro kaita. Tai yra toks aparačiukas. Nežinau, ar matosi. Jisai matuoja oro kiekį. Kubus per valandą. Tai mes dabar kiekvieną tašką sumatuosim ir sureguliuosim taip, kad būtų viskas pagal higienos normas. Čia yra sumontuota sistemė rekuperatorius švedų gamybos, labai patikimas. Ir kaip viskas vyksta, mes einame į inžinerinį meniu, oro lygių nustatymai. Čia turim pagrindinius oro lygių nustatymus. Ir čia yra, kadangi yra dabar padarytas tik tai startas, tai visur vienodi skaičiukai gaunasi. Bet kai mes subalansuosim, sumatuosim oro kiekius, dažniausiai būna, kad jie skiriasi. Dėl ko? Dėl to, kad pavyzdžiui visą laiką tiekimo trasos 90% būna ilgesnės negu ištraukimų. Tai reiškia, kad rekuperatoriui sunkiau yra nustumti orą į tolimiausią tašką. Tai ką tai reiškia? Tai mes turim padidinti oro padavimą, pavyzdžiui, 50%. Ir tada matuojame visus taškus, visuose kambariuose ir žiūrim, kiek gaunasi. Nes, pavyzdžiui, čia vat yra ištraukimo taškas hole, tai per jį daugiausia ištraukia, kaip pavyzdys, nes jisai pats yra pirmas taškas nuo sistemos pradžios. Tai labai viskas paprasta. Kuo arčiau rekuperatoriaus taškas, tuo lengviau eina oras. O jeigu mes tą orą norime nustumti giliau į patalpas, tai mes turime šitą tašką pridaryti su balansavimo kempinė. Čia tokia yra kempinė, supjaustyta gabaliukais ir, tarkim, kažkiek mes išimam, pasimatuojam. Jeigu mums yra per mažai, vėl išimam arba dadedam ir taip kiekvienas taškas yra matuojamas. Tai vat, kad sumontavus visą sistemą yra privalomai ją suderinti, subalansuoti. Neužtenka sumontuoti, nes kad jinai, kaip ir sakiau, tinkamai veiktų, kad mes jaustumėm orą kiekvienam kambarį, būtina sumontuoti, subalansuoti sistemą visą. Tai tiek.